Mamų dienai skirtas renginys Rūklos pabėgėlių priėmimo centro bendruomeniai pradžiugino centre gyvenančias mamas ir močiutes. Mus visus į šį pasaulį išleidžia, mus augina ir myli patys brangiausi ir nuostabiausi žmonės – mamos. Tokiais žodžiais Rūklos pabėgėlių priėmimo centre pradėta koncertinė programa skirta visoms mamoms ir močiutėms, kurios šiuo metu laikinai apgyvendintos minėtame centre. Lietuvoje pirmasis gegužės sekmadienis skirtas visoms mamoms ir močiutėms pagerbti, o centre tikrai netrūksta šeimų su vaikais, na ir žinoma mamų bei močiučių. Todėl centro administracijos iniciatyva pirmą kartą surinktas tokio pobūdžio renginys. Mano žiniomis, tai šitokia šventė Mamų dienai yra pirmą kartą mūsų centre. Ir jinai organizuojama darbuotojų iniciatyva, tiesiog įsivertinus, kad turime tikrai daugybę mamyčių su daug vaikų ir buvo noras jas tiesiog nudžiuginti, nustebinti ir surengti joms koncertą. Kiek mes matėm, tai koncertavo ne patys pabėgėlių priėmimo centro mažieji gyventojai, bet kažkokie tais kolektyvai. Kaip juos prisikvietėte? Kieno čia dėka, kieno iniciatyva jie sukviesti? Mūsų kolegų dėka buvo pakviesta iš kolektyvą iš Rūklos, tai yra Kaukutė, iš Jonavos Lopšelio darželio Lakštingalėlė vaikai demonstravo savo pasirodymus. O mamų vaikučiai, aš manau, kad jie pakoncertuos ir pasirodymus surengs namuose. Ar ketinate dažniau organizuoti tokius, paminėjimus būtent skirtus lietuvių šventėms? Aš manau, kad tokie renginiai ir koncertai yra naudingi, dėl to, kad žmonės gyvena, jie tiesiog susipažįsta per šventės su mūsų tradicijomis. Todėl jiems tiesiog lengviau yra integruoti, suprasti mūsų kultūrą, mūsų papročius ir manau, kad tikrai tai yra labai naudinga. Ar sakyti, ar jie kažką panašaus tokio kaip šventė Mamų dienai skirta, jie turi savo šalyse mini? Aš nesu visai tikra, bet kiek girdėjau, Mamos dieną jie švenčia kovo viduryje. Tai šiek tiek anksčiau negu mes, bet turbūt turi tokią šventę. Bet nieko baisaus, jeigu ir 2 kartus per metus paminės gražią šventę. Aš manau, kad tikrai taip. Mažieji artistai užsieniečiams demonstravo madas, dainavo dainas, muzikavo, deklamavo eilėraščius ir panašiai. Šventinė nuotaika matėsi visų dalyvių veiduose. Reportažas apmokėtas iš Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo lėšų projektui Lietuva kitataučių užuovėja.